Tai žinokite, turiu jūs truputėlį nuliūdinti, nes matomas stiprus paūmėjimas, jūsų sklerozė labai progresuoja ir reikia nedelsiant ją gydyti. Taip. Tai jūs užeikite tada po sekmadienį, gerai? Gerai, ačiū, daktarė. Geriau už ką, geriau už ką. O, atsiprašau, o kur pinigėliai? Atsiprašau, kiek kainuoja? 200 litų bus, nes... 200, o kodėl tai brangiai? Na tai supraskite, pas jūs liga labai progresuoja, labai matosi didelis paūmėjimas, išsėtinė sklerozė, reikia labai gydyti. Taip, suprantu. Taip, ačiū, po sekmadienio iš karto užsiimti. Gerai, ačiū, viso gero. O palaukite, atsiprašau. Taip. O tai pinigėliai kur? Visai užmiršau, taip, o kiek? 200 litų bus. 200 litų, o kodėl tai brangiai? Tai supraskite, pas jūs yra išsėtinė sklerozė, yra didelis paūmėjimas, liga labai progresuoja. Nedelsiant reikia gydyti, užeikit po sekmadienio ir iš karto užsiimsim. Taip, 200 litų. 200. Taip, prašom. Ačiū. Ačiū, daktarė. Sėkmės viso. O atleiskit. Taip. Pinigėlė, taip? Pinigėlė ir 200 litų, taip? Ne. O tai kiek? 3. 300 litų? Taip. O tai kodėl tai brangiai? Nu tai supraskite, pas jūs yra išsėtinė sklerozė, reikia nedelsiant gydyti, pas jūs paūmėjimai matosi labai, liga progresuoja. Čia 300 litų, čia yra man labai mėlač. Po sekmadienio užeikit, mes pradėsim gydymą. Ačiū, daktarė, viso gero. Aš labai atsiprašau, atleiskit, nepatogu sakyti, bet o pinigėliai? Oi, visai užmiršau, o kiek išsėtinė sklerozė, suprantat, žinote, labai paūmėjusi. 300 litų už vizitą, nes liga labai progresuoja, reikia labai rimtai užsiimti. Gydyti po sekmadienio, kai užeikit. Po sekmadienio, tai mes taip ir pradėsim, gerai. Dabar laikykit. Gerai, viso gero, daktarėlis, po sekmadienio. Viso gero, linkėjimai. Viso gero tada. O, atsiprašau. Palaukit, pinigėlė, taip? Ne. 300 litukų, taip? Ne. O tai kiek? 4. Palaukit. Tai pasižiūrėkit, koks pas jūs paūmėjimas yra, pas jūs liga progresuoja, pas jūs išsėtinė sklerozė. Po sekmadienio nedelsiant reikia gydyti. Tai po sekmadienio. Tada 400 litų. Palaukite, tada po sekmadienio, aš žinokit, gerai tada ateisiu, o tada dabar tai taip. 400 litų. Viskas, suprantat, paūmėjusi. Mes tikrai užsiimsim, nes kompiuteris rodo tokį progresą jūsų ligos, kad žinokit, jums nedaug jau liko, jeigu jūs neužsiimsite. Daktarė, o ką jūs veikia šiandien? Palaukit, ne, išsėtinė sklerozė, gal geriau išeisiu. Pirmiausia, pinigėlė, atsiskaitom pirmiausia. 200 litų bus už vizitą. Ir tada jau galim šnekėti. Prašom, bet 200 litų. Gerai. Tai jūs laikykitės, po sekmadienio mes susitinkam ir viskas gerai. Tai bus tada pradžiai už vizitą 100 litukų šiandien ir tada viskas. O, kažkaip pigiau. Jo, tai tada aš jūsų daugiau nekankinsiu. Gerai. Visą gerą, daktarė. Nes, liga taigi progresuoja, taipgi sklerozė. Taip, tai bus tada aš jums už vizitą parašau 200 litukų, gerai? Gerai, tada ir aš jūs daugiau nekankinu čia pas save, tai bus 200 litų į kasą, gerai? 200 litukų į kasą. Kasuoja, na tiesiog aš neimu, mes pinigų neimu. Viso geriausio, iki sėkmės. Atsiprašau, o mes atsiskaitėme? Ar atsiskaitė? Jūs nesusimokėjote? Žinokit, nepamenu. Neatsiskaitėte? Išsėtinė sklerozė. Taip, bus 200 litų ir aš jums parašau dar receptuką tokiem vaistukam, kad... Jo, čia aš parašysiu tokių vitaminukų, kad jūs dar iki sekmadienio ištrauktumėt. Va, čia vaistiniai. Gerai, čia vaistiniai užeikit. Jo, gerai. Gerai, ačiū, daktarė. Geriau už ką? Tai už vizitą bus 100 litų tada man. 100 litų, gerai, palaukit.